Esame šiandien Megoj, prekybos centre Kaune, kur didelis praeivių būrys gali susipažinti su moderniausiom ir naujausiom technologijom atkeliaujančiam į žemės ūkį. Vienas iš jų yra robotas Axeed, o prekybos centro viduje turime net 3 puikius dronus bei dronų uostą D-Box. Mes tai darome norėdami artinti visuomenę arčiau žemės ūkio ir norime parodyti, kiek daug inovatyvių, puikių priemonių turime darbui laukose. Aš truputį pats domiuosi tais agro dronais, agro robotais, tai aš manau, kad jie yra pakankamai plačiai naudojami dideliuose ūkiuose. Kaip manot, kam jis yra skirtas? Pavaduoti žmogų, ne? Kažkoks tai agro robotas. Čia akėt kažką tai suarti, pasėti gal. Gal žemės stumdyt kažkas panašaus? Žemės purendimo. Aš manau, arba sėjimo, arba pjovimo. Sėjimo, arba žemės purendimo. Tas stebuklas pats važiuoja, pats aria, pats sakėja, pats turbūt sėja, pats surenka ir ūkininkus viso labo sėdi namie ir žaidžia kompu. Aš taip įsivaizduoju. Žinau tik vieną, kad žemės ūkiui žmogaus visada reikės. Vis mažesnis žmonių kiekis ateityje augins vis didesniam žmonių kiekiui maistą. Ar jūs pati kažkaip esate susijusi su žemės ūkiu? Ne, nelabai. Nelabai. Maistą valgot? Ai, taip. Žolė pjaunus, žolė apie viskas. Tik tai vartojimu, mes vartojam žemės ūkio produktus. Nu palauk, o aš kaimą turėjau ir daug vaikystėje kaime praleidau. Dažnai žmonės nepagalvoja, kad jie yra žemės ūkio sektoriaus klientai kiekvieną dieną, 3 kartus per dieną, valgydami savo pusryčius, pietus ir vakarienę. Todėl norisi parodyti, kaip tas maistas atsiranda, kokiu būdu jis yra auginamas, vėliau perdirbamas ir kaip jis atsiranda galutinai ant mūsų stalo. Ar sunkus yra darbas žemės ūkyje? Sunkus. Koks paveikslas ūkininko? Dabar paskutiniu metu, man atrodo, pasikeitęs tas paveikslas yra. Anksčiau turbūt ūkis tai būdavo senas kaimelis. Mes važiavom, tai pievose tokios įdomios tos mašinos, tie visokie traktoriukai gana moderniai atrodo. Manau, kad dar tik pradžia, bet robotizuoja tai žiauriai viską ten. Kas jums yra geras, inovatyvus ūkininkas? Kuris galvoja, apskaičiuoja, aišku, tai yra investicijos didelės, tai labai turi būti žmogus apsiskaitęs ir ne tik, kad taip sugalvojau ir kažką darau. Tai yra ir seminarai, ir užsienį lankomi, manau. Ar pasitikit, kad Lietuvoje užaugintas maistas yra sveikas, kokybiškas, saugus? 100%. Todėl esame čia ir primename žmonėms, kokia yra svarbi žemdirbiška profesija, kokie yra svarbus visam pasaulyje agronomai, inžinieriai ir kitos žemdirbiškos specialybės.